Nu, Mykolas žiūrėk, grožis, bliavom, Palangėlė. 2 savaitės kiekvieną rytą mankštelę čia dabar. Nuo kelių pradėsim. Nežinau. Bliavo, traumas nepatyriau, eik į priekį, laikau tave gerai. Tai ką, atvažiavom į Lietuvos čempionatą Palangoje. Vakar atvažiavom, šiandien atsikėlėm, pailsėjom, padarysim iš ryto mankštelę, atėjom prie jūros ir vakare startuosim. Taip, per 2 savaitės kiekvieną dieną taip mankštinsimės rytais. Jo, kadangi atvažiavom čempionatą, paskui pasiliksim čia Palangoje stovyklai 2 savaitės, tai bus video iš čempionato ir gal vėliau dar padarysim vieną video iš pasiruošimo, kaip ruošiamės treniruočių proceso ir visą kitą. Ir jeigu mūsų operatorius galės galbūt Deimantinę lygą dar, ne? Finalė. Jo, čia tai dar paplanuosim šitą. Aptingęs operatorius mūsų toks. Ne? Prieš Lietuvos čempą yra dar jauduliuko biškai? Ar jau eilinė diena ofise? Ne, jau. Jauduliuko nėra, bet smagu, taip norisi, žinai, vis tiek tas toks ne jauduliukas, bet toks adrenalino vis tiek yra, žinai, norisi vis tiek gerai pasirodyti. Ir, žinai, fanų bus nemažai, tai šitų visų sirgalių atvežiuos, tai dėl to tai smagu. Šiandien išskirtinė diena, Mykolas man mankštą veda. Žiūrėjau, aš lankstesnis biški, ne? Man pilvas išvirs per šitą. Aš rotacijų padarysiu. Dabar off-season man yra, nes pas darbymetys dabar. Dovilė juoksis, jis mankštinasi ryte prie jūros. Mėnesį nieko nedarė. Pagrindinė Mykolo disko metimo paslaptis. Diską meta ne ranka, o visų kūnų, nuo didžiulės įtampos. Žiauriai gaivus vanduo, fainai išsmaudėm. Jūroje nesmaudžiau jaučiu kokius 3-4 metus. Labai smagu maudytis, bangelės, tai tikrai dabar 2 savaitės, manau, kad smagiai leisim laiką ir fiziniai krūviai per daug nenuvargins ir turėsim laiko prasiblaškyti ir ruoštis Deimantiniai lygai. Tai ateikit šiandien Palangos stadioną, varžybos bus. Šiandien? Taip, 4 po 4:20. 3 olimpiečiai diską meta. Dar brolis mano ir Andrius Gudžius dar reikia. Tai va, bus įdomios varžybos. Pakvieskit draugus, ateikit. Dabar žiūrėkit, žaisim minuso ir sudėsim taip. Aš pirmas būsiu, Rapolas antras, tu trečias. Marčius 4. Jo, ir mes finale susitiksim tada. A jie net nesusigaudys. Šiaip, vat, taip ir mėgstam leisti intensyviai laiką prieš varžybas, nes 2 didžiausias klaidos galbūt, kai sportininkai skrolina visą dieną prieš varžybas, kai lovai guli ir galvoja varžybos, kuo toliau numesti reikia, taip ir sudega. Taip ir sudega. Va, Mykolai, naują mašiną nusipirkau. Tuk. Opa, kamuolys geras. Tik šiandien be dėjimų, Mykolai. Mokėtum taip pagauti už nugaras išmetęs ir 2 rankom pagautum? Pats išmes ir pagauk. Tu man mes. Pagausi? Taip. Bleba, da. Pažiūrim sportininko budrumo. Pasiruošęs? Kamuolys. Neblogai. Ai. Budrumas. Sakau, nepripustas. Šiaip man tas sako, į stovyklą atvažiuoja, sportuoja, bet po stovyklos 3 kg priauga. Ne, aš sportuoju pirmas 3 dienas, labai intensyviai, jo. Nes pusryčius duoda labai gerus. Jau ruošitės? Pasiruošę jau? Šitą ištrink. Now look, Marčio, davai. Asistas. Marčius per daug jėgų turi, šiandien gerai labai. Robertas Leftokas. Macijauskas. Marčiu iš vidurio. Keurus. Tokį. Tik nedėk. Ai, minusas. 3 pas mane. 5 bauda. Viskas. Žinok, nuo to priklauso tavo atlyginimas, jeigu pataikai. Treneriui lengva tokį. Susitarė tikrai. Gaudyk, Mykolai. Oi, ne, vėjas, labai nepalanku iš tikrųjų. Ne, labai stiprus vėjas. Nu ką, taikliausiai išmetėm viskas pagal planą. Marčius savo kampo. Bet žinai, mano mentalitė, aš visada pataikau. Reikiamais momentais visada padarau kamerą. Nu mes dar vieną. Eik, tu nekrenta, na nieko. Žinau, Marčius silpniausia vieta.
Sakiau silpniausia vieta. Came a long way from smoking Nicks and rocking Echo. Sprinted to the helicopter room, make sure it's penthouse. 30 floors up, can see the world from out this window. Nicky threw the ball about 30 yards and never intos. Juke / tween, dropping buckets like a sick. Tai atsikėliau iš pietų miego, eisiu pavalgyti pietų ir tada jau viskas ruošimės varžybom. Tai va mano lėkštė atrodo taip prieš varžybas. Šiaip nebūna apetito dažniausiai, tai labai nedaug valgau. Vat svarbiausia angliavandenių daugiau, truputį baltymų irgi, o salotas tai čia šiaip jau taip, kad sveikiau kažką. Svarbiausia nepersivalgyti ir kažkaip jeigu organizmas to maisto kaip ir alkanumo nejaučia, tai tikrai klausau organizmo ir nebandau persivalgyti. Tai pasvėrėm ką tik diskus, prieš kiekvienas varžybas pasvėrėm. Reikia priduoti, tas diskus pasvėrė, kad būtų virš 2 kg, turi būti ten bent 5 gramai virš 2 kg. Ir tada teisėjai priima diskus ir tada jau tiesiai į varžybas keliaujam su jais. Tai va, reikėjo iš Vilnius visą pakelą atsivežti. Tik ne tas atvežė čia biški, ne? Su ratukais. Ne, tai gerai, čia ratukai nusisuks, jie labai prastai nusisuka. Okay. Čia štangą darysim. Bliam, žiūrėjau, poros blynų nebetrūksta. Tik 200? 100 kem? Nu jo. 200 tik? Jo. Iš viršaus dar pasiimti? Jo, yra blynų. Ok. Iš tikrųjų, Palangos miestas dar nepritaikytas, per daug prasidėjams sportininkas rimtai sportuoja. Dar reiktų pavystyti, bet aš manau, kad keletą metų ir bus gera sporto bazė. Jo. Mums daug iš tikrųjų nereikia. Ko reikia? Tokios pakilos ir štanginės ir viskas. No. Ir sektorius. Ir geros nuotaikos. Galiu vieną dėjimuką. Na gerai. Basket news bus, ne? Nu tai dabar darom apšilimą prieš varžybas, apšilinėjom tos raumenis, kurie reikalinga ir darysim keletą tų aktyvacijų. Tai iš pradžių patempiam raumenis pasyviai, galinius raumenis hamstringus, 5 aktyvacijas su didelė jėga, į didesnę amplitudę, būtent suaktyvinti nervų sistemą ir raumenis. Ištempsim kirkšnis ir dubenį, kas yra metime, iš tikrųjų daug labai apsikrauna ir gauna įtampos, tai reikia apšildyti gerai tuos raumenis, sausgyslės. O visa kita, Mykolas jau darys disko metimo sektorėje, bėgimo pratimus ir jau pačiam sektoriui. Atpalaiduok, dabar sukuprinus dar, užsuksim, spustelk, atpalaiduok. Spustelk, atpalaiduok. Tai matom tikrai didelę rotaciją, būtent iš pačio krūtinkaulio. Rapolui Mykolo neduodu tampyti, nes tiesiog rapolą numuštų, jisai tokį didžiulę jėgą, žinai, nestovėtų rapolas. Tai va, viskas. Tu rapolą nepyksi, kad aš ant tavęs, ne? Nėra Mikulėno, tai žinai, va, dabar reikia kažko tai. Pasakyk daugiau, mažiau? Nu, ką daugiau papasakau, aš nelabai ką galiu. Ką žinau, tą papasakojau. O dabar Mykolas Alekna, pirmasis pasaulio
rekordininko bandymas, olimpinis vicečempionas žengė į sektorių, stadionas sulaikęs kvapą laukia pirmojo Mykolo bandymo, Mykolas Alekna paleidžia diską ir jau pirmuoju mėginimu turime štai tokį rezultatą, mėly LRT Plus kanalo žiūrovai, na tikrai 72 metrai 15 centimetrų. Oi, mėly LRT Plus kanalo Gerai, gal kairė biškis? Jo, biškai pertraukit. Pirmą gal biškai per daug užsiplišiai, ne? Reikėjo biškai daug lengviau pradėti. Nuo 70, tai publika sužavėjai 22. Marčiui pasakėt, mes tokį manėžiai tinklą, blemba, vėl kyla į viršų antrą. Tai Myką nutraukė. Viskas neblogai. Nu tai čia su pečiais ir be dubens biškio, ne? Jo. Paėmimo nėra. Jo. Čia nas. Kiek du dar liko? Nu, tikslas dar 670 per visą. Stabilų tokį gražų. Publika gerai? Mykolas Alekna, šeštasis metimas. Galingai paleidžia diską Mykolas dar kartelį ir už 70 metrų ribos. Na taip, ovacijos Mykolai. Puikios varžybos. Puikios varžybos, puikia atmosfera, puikus plojimai, puikus palaikymas ir tikrai Šalia manęs Lietuvos čempiono titulą susigrąžinęs Mykolas Alekna ir nuostabus jūsų palaikymas ir nuostabus Mykolo rezultatas. Kas šiandien čia nutiko? Nuostabios emocijos, iš tikrųjų labai smagu čia dalyvauti. Praeitais metais teko praleisti Lietuvos čempionatą, bet šiais metais buvo iš tikrųjų labai smagu ir norėčiau padėkoti visi, kas atvyko, visiems lengvosios atletikos fanams, nes iš tikrųjų palaikymas buvo labai geras. Kiek šiandien Palanga padėjo tau, kad diskas skrietų taip toli? Manau, labai daug padėjo, ta prasme, kai yra toks palaikymas, tai tikrai lengviau mesti. O aš dar kartą paprašysiu visų paploti. Mykolas Alekna ir neįtikėtinas jo pasirodymas šiandien Palangoje. Ką čempionatas baigėsi, iš tikrųjų labai geros emocijos, patenkintas rezultatu, labai geras palaikymas, sąlygas, tai iš tikrųjų nuostabios varžybos ir dabar ruošimės Deimantinės lygos varžybom, čia būsiu Palangoj stovykloje ir gal dar bus koks vienas kitas vlogas iš pasiruošimo. Iki. Living the life for me, don't let them get you off your speed. Where you trying to go?